Taigi vis dar tas pats pirmadienis. Ir šiandieną jau paskutinis Bet365 video apibendrinimas, tuoj parodysiu kodėl. Balansas, kaip matom, kritęs. Iš ryte statytų įvykių daugelis nepraėjo. Šiandieną buvo prasta diena. Prancūzės, Slovakės labai stipriai baudė šiandieną, degino daug pinigų. Ne tik Bet365, bet ir kitose kontorose. Italės taip pat nepraėjo. Na, Prancūzės live kažką čia stačiau, Slovakės live stačiau. Žodžiu, ryte matėm akauntą virš 10 000, dabar likę tik 5 statymai ir 8 000. Šiek tiek užminusavau. Žaidime likę ukrainiečių 2 foros, italų, graikų, berniukų totalas ir vengrių 2 foros. Ir dabar žiūrėkit, Bet365 yra labai svarbus momentas. Nepraeitas akauntas, bet dar vienas akauntas atgal, kuriuos aš naudojau. Juose buvo lygiai tokia pati situacija kaip ir šita, pavyzdžiui, akauntas, kurį naudojau prieš tai. Įsinešiau 3 000, akaunto lubos buvo 12 000. Tada užėjus kriziniam laikotarpiui akauntas krito iki 4 ar 5 000 ir vėl užkilus iki 9 000 akauntą pilnai užlimitavo. Dar prieš tai akauntas buvo irgi visą laiką aš įnešinėjau panašią sumą, apie 3 000. Tai dar prieš tai, kuris buvo akauntas, tai irgi nuo 3 000 buvau pakėlęs iki 10. Tada vėl buvau nukritęs iki 0, netgi iki 3 000 ir vėl pakilęs iki 7. Vėl buvau užlimituotas. Tai šiandieną dėja Bet365 vėl išlaukė mano krizinio tokio krizinio laikotarpio. Štai message. Bet365 išlaukė krizinio laikotarpio mano ir užlimitavo akauntą. Tai aš nežinau, ar tai yra sąmoningas veiksmas ar ne, bet jau net 3 akauntai taip sutapo, kad jie yra užlimituojami, kada ateina blogas laikotarpis. Sezone tokių dalykų neatsimenu, kada didelės lygos, kur bukmekeriai savim pasitikė, tai tenais vis tiek tas akaunto lubas leisdavo pasiekti net ir po krizinių laikotarpių. Tai štai šiuo metu rodau pamokėlę visokiam Facebooko ir uždarbio puslapių ekspertam, naujų lažybų projektų kūrėjams. Aš anksčiau ne vieną kartą esu, forumuose, kaip žinot, labai mėgstu demaskuoti įvairius apsišaukėlius lažybų. Ir kai žmonės rašo, kad Bet365 mane užlimitavo, tai aš visą laiką mėgdavau paklausti, o iš ko tu sužinojai, kad tave užlimitavo? Kaip tu tai supratai, kad jie tave užlimitavo? Ir aišku, jie niekada negalėdavo atsakyti, nusukdavo kalbą arba iš vis neatsakydavo, dingdavo. Tai štai dabar visi vaikai galės žinot. Čia yra inboxas žinučių, gautos žinutės iš Bet365. Štai matom, pirma žinutė Watch and Bet on Wimbledon. Ir štai šiandieną, Liepos 10 diena, Your account. Bet365 pasižymi, aš bent jau nežinau daugiau tokių bendrovių. Štai ilgiau palaikysiu kamerą bekalbėdamas, galėsit perskaityti patys. Čia yra parašyta, kad po akaunto peržiūros jie nusprendžia daugiau nepriiminėti iš manęs statymų ir kiekvieną kartą užlimitavus akauntą yra atsiunčiamas toks laiškas. Tai kas Bet365 yra gavę limitus, tai visi šitą dalyką puikiai žino. Kas nėra, tai galbūt ir nežinojo. Tai tokia bendrovė Bet365, apie ją irgi, dar kad tikrumo dėliai, tada parodysiu maksimumus. Štai, tarkim, tos pačios U20. Izraelis, tarkim, minus 3,5. Štai, MaxBet, 3,13 €, standartinis užlimitavimas. Ant underio turėtų būti apie 2,5 €. Taip, 2,5 € ant underio.
Tai standartinis užlimitavimas, tai ką galim padaryti išvadas, labai daug žmonių internete apie Bet365 atsiliepia kaip apie gerą kontorą. Įsivaizduoja, kad jeigu jie stato Bet365, tai jau jie yra lažybų profesionalai, tačiau kaip matom, tai jau yra, dar priminsiu, 5 akauntas per mėnesį, dabar jau esu paruošę 6 akauntą, po šio video pajungsiu, tai 5-6 tūkstančiai eurų yra ta riba, kurią Bet365 leidžia laimėti iš standartinių akauntų su standartiniais limitais. Tai standartiniai limitai, tarkim, yra šiuo metu U20 vykstančiam čempionatui 375 ant foros ir 250 ant laifo. Man po 2 dienų statymo tie limitai buvo perpjauti per pusę ir šiandieną limitas galutinai sumažintas. Tai, kaip matom, Bet365 tikrai nėra ta bendrovė, kurioje galim lošti dešimtmečiais, kaip kiti žmonės gali įsivaizduoti. Tai yra tokia pat ciniška bendrovė, kaip ir visi Tonibetai ir Orakulai, tačiau skirtumas toks, kad dėl didelio klientų kiekio, dėl didelio pinigų kiekio, jie tiesiog laiko didesnę sumą, kurią tu gali laimėti iki gaudamas limitus. Jeigu Tonibetą, kaip nežinau, ar video jau pasiekė pabaigą ar ne, bet kaip pamatysim iš paskutinio Tonibet video, 2000 eurų. Orakulė, kaip prisimenam iš video, irgi iki limitų buvo 2000 eurų. Tai Bet365 įmant standartinį akauntą yra 5-6 tūkstančiai eurų. Na, jeigu man būtų pasisekę šiandieną su statymais, galbūt tai būtų galėję būti ir 7-8 tūkstančiai eurų. Tai dar neaišku, ar būtų užlimitavę ar ne, bet jie galbūt ir norėjo sulaukti nesėkmingesnio ruožo ir užlimituoti. Buvau įnešęs 3200, šiuo metu 8300 ir 5 kabantys statymai. Na, 5 kabantys statymai, aš ten pažiūrėjau, yra 600-700 eurų. Na, tai cash out nedarysiu, žiūrėsiu, kaip praeis tie statymai. Galbūt ir bus 9000, na, bet tai nesmė. Laikykim, kad 5-6 tūkstančių range'as yra, kurį galima laimėti Bet365 ir kadangi vasara dabar yra nepopuliarių dalykų metas, tokių kaip jaunimo čempionatai, draugiškos, kur bukmekeriai savim nepasitikė, jie deda tuos limitus greitai. Kada tu žaidi sezono metu, tarkim krepšinį, futbolo kortelės, tai užtrunka ilgiau, aišku, kol tu užlimituoji akauntą, vien dėl to, jog yra didesni limitai, didesnės, populiaresnės lygos ir bukmekeriai tose lygose yra daug stipresni. Dėl to tavo akauntas tokiu atveju patiria daugiau ir pakilimų, ir nuopolių, ir pakilimų, ir nuopolių. O čia vasarą yra laimėti ir atspėti labai lengva, tu važiuoji praktiškai nesustodamas. Štai šiandieną pirma kol kas minusinė diena, iš to, kiek aš filmavau pasižiūrėjau nuo trečiadienio, tai nuo trečiadienio iki pirmadienio užlimituotas Bet365 akauntas, net nepilna savaitė. Ir šiandieną buvo tik tai pirma nesėkmingesnė diena. Visas kitas dienas ėjau tik pirmyn, šiandieną šiek tiek staptelėjau ir grįžau atgal. Tai ir iškart gavau baną. Tai šitas video tikiuosi išsklaidys mitus ir klaidingą jūsų įsitikinimą, kad Bet365 yra labai gera bendrovė. Jinai gera yra tik tais dėl to dalyko, kad jinai duoda daug pasiūlos, daug linijų duoda, nepopuliarius dalykus, krepšinio lygas mažas duoda. Bet iš kitos pusės jie tai duoda, bet labai nemėgsta, jeigu tu tą statai. Jeigu tu susigaudai mažose krepšinio lygose, jiem iškart nepatinka, jie iškart perpjauna akauntus. Sezono metu mažos ir nepopuliarios lygos gali skaitytis tokios kaip Čekija, Suomija, krepšinio lygos. Jeigu iš akaunto statai Italijos antras lygas, tai irgi jie dažnai per pusę pjauna limitą ir siūlo tau žaisti mažesnėm sumom. Tai tokia bendrovė yra Bet365. Labai visų prašau, kurie matot savo, tarkim, paspaudę ant Izraelis, Didžioji Britanija, na, video išeis turbūt vėliau, jau tokių rungtynių nebus, bet vyks vaikinų, kai išeis šitie video, greičiausiai vyks vaikinų U20 čempionatas. Jeigu paspaudę ant koeficiento foros, matytumėt maksimumą, tarkim, 750 ar daugiau.
tai žinokit, kad jūs turit labai vertingą akauntą, už kurį aš jums sumokėčiau dosniai, nes Bet365, kaip ir daugelis bendrovių, mielai priima ir mielai leidžia žaisti žmonėm, kurie silpniau išmano tą lošimą, kurie nepliusuoja iš lažybų, ir kuo didesnis minusas akaunte, tuo labiau kyla limitai. Tai kaip minėjau, iš standartinių akauntų yra ant šitų varžybų, tarkim, kurias dabar rodo Izraelis, Britanija, būtų 375, bet jeigu akauntas dideliam minuse, gali būti ir 750, ir 1500, ir be ribų gali būti. Tai tai galit pasitikrinti, kas mažai naudojat, ar lošimas jums naudos neatneša, tai galit visada parduoti man tokius akauntus. Jų, kaip matot, man reikia dažnai ir greitai, kartais savaitę, kartais 2, kartais, kaip šiuo atveju, nei savaitės neužtrukau. Ir ką, toliau viskas iš pradžių, esu pasiruošęs naują akauntą, greitai dabar pasijungsiu naują įrenginį ir vėl darysiu viską tą patį, ką dariau. Vasarą lengva laimėti, vasaros laiką, taip sakant, reikia išnaudoti produktyviau. Tai Bet365 nežinau kokį galutinį įvertinimą padaryti. Bendrovės, kaip matom, laimėti joje galima šiek tiek daugiau negu lietuviškose kontorose, tačiau jeigu tą laimėjimą pasiekiam greitai tampam nepageidaujamas. Priminsiu dar, kad tik tais, kad šio akaunto savininkas daug metų lošia Bet365 nelabai didelėm sumom ir tapetais, bet akauntas, pasak jo, vis tiek buvo labai giliam minuse. Ir kaip matom, čia yra jau TonyBet bruožas. Nesvarbu, kad žmogus juos maitino nežinau kiek 5 ar 10 metų, bet jeigu jis pradėjo eiti teisinga kryptim, su juo reikalų nenori turėti, netgi tokia viešai pripažįstama ir populiari bendrovė kaip Bet365. Tai video baigsiu, palinkėsiu jums sėkmės lažybose, neapsigaukit su lažybų bendrovėm, neapsigaukit su statymų ekspertais, kurie jums, tarkim, kaip ir pats esu matęs, rodo screenshotus, kur Bet365 akauntuose jie ten ir 20 ir 30 tūkstančių turi, tai toks dalykas, kaip dabar pamatėt viską gyvai ir praktiškai yra sunkiai tikėtinas ir greičiausiai neįmanomas, nes tokių sumų niekas laimėti neleidžia, daug anksčiau užlimituoja akauntus. Ir sėkmės lažybose, bandysim ieškoti kitų bendrovių, apie kurias būtų galima padaryti video. Tai tiek, sėkmės visiems.